Žiūrėk. Kraustaisi? No, Ne, estoy acomodando. tik tvarkausi. Ko nori? Turiu Turiu gerų naujienų apie grupę, norėjau tau pirmai pranešti. Neišsigalvok, Sabrina. Būk gera, sakyk, ko atėjai. Nesuprantu, apie ką kalbi. Apie Manuelį ir tave. Ya sé lo que... Žinau, kas įvyko. ¿Qué viniste? A Ko regalarme atėjai? por la- Išrėžt mane į akis? Reikia pripažinti, kad mėgsti kalbėti tiesiai. No, hay que reconocer que... Taip, reikia pripažinti, kad que vos lo greitai agarraste rápido, susisukai. Sí. Taip, greitai. Sí, la verdad que Tikrai dariau, ką galėjau, kad jį sužavėčiau. Nes man jis labai patinka. Niekiek nedvėjojau. Taip. Niekiek nedvėjojai? Nešvariai žaidėjai, Sabrina. Manuelis buvo mano vaikinas, mano. Nereikėjo tarp mūdviejų kištis. Vos no tendrías por qué haberte metido entre nosotros. Mija, Manuelis suaugęs žmogus. Žino, ką daro. Jei nebūtų norėjęs su manimi, turėt nieko bendro, būtų pavarę šalin ir viskas, ar ne? Ką turi galvoji, kad aš kalta? Ne, net nežinau, kas kaltas. Galiu pasakyti tik tiek, kad per ilgai lauki. Meilę reikia jau saugot. Man nereikia tavo patarimų. Tu consejos. Ką tu čia veiki? Dink! Dink iš čia! Dink, nes už pakarpos ištempsiu, lauk, sakau. Felicita, mes kalbam. Taip kalbam, nesikiš, būk geras. Klausyk, jį verkė, neždinkis čia, lauk, sakau, lauk. Neliesk manęs, neliesk. Nevala. Kągi? Į tau trenkė Mija? Ką padarė, mušė? Ne, neliesk manęs. Felicita, būk gera, noriu pabūti viena. Serialo autorė Kris Morena. Vaidina Katrina Filop, Miguelis Angelis Čerutis ir Martinas Syfeldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bordonova, Manuelis Felipe Kolombas, Mija Luisana Lopilato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištingas amžius. Nesuprantu, kodėl Laura nesakai, ką Markui jauti, Luhana. Užsikimš kitu ateis. Neateisi, apsirengi ir išėjo. Atsakys ar ne? Aš jie taip nepasitikiu kaip tavim. Nenoriu pasakoti apie savo jausmus. Laura labai nuoširdį. Jis supras, išklausys tave. Gal ir taip, bet man sunku atsiverti. Nenoriu nieko pasakoti. Na gerai. Marisa? Ką? Galim šnektelti? Galim. Atstok, jis su manim kalba. Su tavim kasdien pasikalba. Liaukitės. Sveika. Labas rytas. Labas, jeigu kambarį. Palauk, kalbėjai su Luhana? Kalbėjau. Ir ką? Sakė, kad tarp mūsų viskas baigta, kad ji man abejinga, ar ne? Sakė. Vadinasi, viskas gerai? Taip. Markai, man reikia pagalvoti, supranti? Apie ką nori pagalvoti? Mus skyrė tik Luhana. Viskas, ji pati pasakė, kad viskas baigta. Negaliu su bet kuo pasidėti lik niekur nieko. Atsiprašau, aš nesu bet kas. Čia aš, Markas, tavo bendraklasis. Labas, juk mes pažįstami. Taip, tu teisus. Bet aš pripratusi į tave žiūrėti kaip į savo draugės vaikiną. Laura, aš jau seniai nesu tavo draugės vaikinas, supranti? Aš laisvas, vienas, noriu tik vieną. Draugauti su tavim. Man reikia eit, Markai. Visą naktį nemiegojau, aš irgi. Aš vos paksojau. Tapau regbio komandos treneriu, bet pareigas ėjau tik vieną dieną. Dar vieną dieną mokykloje su Javieru. Be jo operuotama kaulė ir nusižudysiu. O aš nusižudysiu, jei reiks Augustės tėvą kentėti. Reikia su juo pasikalbėti. Kas bendro tarp Augustinos ir varžybų? Kokių varžybų? Ji nemoka žaisti. Surengėm šaudymo varžybas. Taikinys bus Javieras. Laimės tas, kad daugiausiai pataikys. Javieras kamuolio rankose nėra laikęs. Žinai, per visą tą istoriją su Javieru, Marisa ir jos dienoraščiu aš pats jaučiuosi, kaip kamuolys pardomas pirmyn atgal. Ko jokies? Iš jūsų trijų. Jūs atseit kalbatės, bet kiekvienas varo savo. Kai su tavim pasikalbėsim, daugiau neįsidirbinėsi. Neįsidirbinė. Dink iš aslę, dink, jei nenori gauti. Alio? Kokia Sabrina? A, Sabrina? Ne, atsiprašau. Kaip laikais? Ką? Labas rytas. Sveika. Ieškojau tavęs.
Nieko nepadariau? Šį kartą tikrai nieko. Nebūk paranojiškas. Skambino Vikos tėvelis. Tikriausiai dėl šventės. Taip, dėl šventės. Taip, paskui atnešk telefoną. Gerai? Gerai. Gerai. Alio? Hektorai? Taip, kas skambina? Rokas, Vikos bendraklasis. Pakvies mane. Negali atsiliepti. Negali. Jau turėtų būti atsikėlusi. Taip, atsikėlė. Bet negali atsiliepti, nes išvažiavo į dvasinės rekolekcijas. Kur? Į rekolekcijas? Mokykla siūlo daug pasirenkamos veiklos. Gerai, pasakyk, kad grįžusi skubiai man paskambintų. Laukiu. Viso gero. Kalė? Bent daugiau neapsimetinėja. Taip, nežinau, kaip ištvėriu. Laikykis ir toliau, juk nepadovanosi meksikiečių už ačiū. Laikykis. Kodėl? Kodėl? Mes su Manueliu viskas baigta. Nebesusitaikysim. Viskas baigta? Kas baigta? Išpratėjai? Kas baigės? Kovok toliau. Nenoriu nieko daryti. Aš noriu. Žinai ką? Prikabinkim jos mašiną prie krano ir įmeskim į upę. Kai įsidės vidų, žinoma. Marisa. Marisa nenori apie ją kalbėti. Tikrai. Esmė vis tiek nepasikeis. Akivaizdu, kad Manuelis pasirinko ją. Nekalbėk, taip netiesa. Manuelis pasirinko seksą, kaip visi vyrai, supranti? Ne galva tada galvojau. Būk gera, užteks. Tikrai. Nebenoriu apie juos kalbėti. Palauk, atsitempei mane, kad apie juos pasikalbėtume. Nesakyk, kad... Nekantink manęs, būk gera. Nesuprantu, ką mane pasikvietė, ką klausinėjai, jei nežadi nieko daryti. Palauk, sėskis. Ką? Sabrina sakė, kad turi naujienų apie grupę. Tikriausiai melavo. Gal ir ne. Aš nenoriu dainuoti. Tikrai, nenoriu jų kartu matyti. Gerai. Gerai, jei nenoriu dainuoti, daugiau su to vyruku nedirbsim. Tikrai? Aišku, nieko tokio. Ačiū, Marisa. Ei, man reikia saugoti savo įvaizdį. Kas atsitiko, Pablai? Apie ką kalbėt? Reviai važiuosi į koncertų turą visoje šalyje, supranti? Džonis rengia naujų grupių koncertus. Mūsų irgi priėmė. Gerai iš Patryto, Pablai? Ne, Sabrina iš Patryto paskambino ir pasakė. Tikrai? Taip. Puiku. O kaip mokykla? Koncertuosim tuo pat metu, kai visi važiuosi į Bariločią. Į kokią Bariločią jei mes iš varžybų pašalinti? Oktavijus žadėjo pasirūpinti, patikėk juo. Aš pasitikiu. Man labai keista. Kodėl Sabrina tau paskambino, o man nieko nesakė? Koks skirtumas, nežinau. Sakė, kad bandė kalbėti su Mija, bet jį užvedė kitą kalbą, tada man paskambino. Štai kur bėda. Nežinau, ar mudu su Mija galėsim dainuoti vieną grupį. Mija nenori manęs matyti. O dar jei Sabrina sukiosis aplinkui per tą turą. Manueli, palauk. Klausyk, grupė daug svarbiau už visus asmeninius nesutarimus. Jeigu aš iškenčiu beprotę Marisą, tu gali sugyventi su Mija. Marisa, ką? Man reikia tavo pagalbos. Neturiu laiko nei tavo bėdom, nei tavo paskalom. Ne, jokių paskalų. Bėda ne mano, Mijos. Tu daug su ją bendrauji, tikriausiai galiu paprašyti, kad ilgiau ją pakęstum. Gerai, prižadu jos nemušti.